Dirkstys, aišku, Moiterija, Klaipėda ir pažintis su Oskaru Buinicku. Jam tai yra be abejo debiutas jų organizacijoje. Gerokai aukštesnis už savo varžovą yra Dominykas Dirkstys, 10 cm. Oskaras bijo ir MMA šiek tiek daugiau patirties turi nei kad kickbokso taisyklėmis, tačiau sutiko būtent kickboksu kovoti su Dirkščiu čia Klaipėdoje. Jo namuose metasi tiesiai smūgiais Oskaras į priekį ir kiek teko girdėti, smūgis rankomis tikrai stiprus. Dar turi kaip pagrindinį ginklą Buinickas. Klausimas dažniausiai kylantis, kalbant apie Buinicką, yra ištvermė. Ir greičiausiai daugelis kalba, kad Dominykas, Dirkstys čia gali būti tiek, kiek pats užsimanys būti ringe. Labai pavojingai dabar pavyko išsigelbėti Buinickui. Labai arti. Čia buvo efektyvaus. Dabar jau pirmasis knockdownas. Sunku bus Oskarui čia kažką pasiūlyti šioje kovoje. Tolygaus. Šoninis smūgis ir stiprus. Žingsnis į mane. Suspiragliavo, nenukrito. Buinickas. Metas į priekį Dirkstys. Ar kova baigsis pirmajame raunde? Realu, kad toks scenarijus įmanomas. Per konferenciją kairių kelių buvo prašymas užbaigti šią kovą Dominyko Dirkščio. Greičiausiai tai yra viskas pagal tai, kaip dabar atrodo Oskaras Buinickas. Viskas. Nemanau, kad pakils. Kova baigsis pirmajame raunde. Oskaras bando, charakterį rodo. Ne. Robertas iš to sako ne. Viskas, kova baigėsi per mažiau nei 2 minutės. To kažko panašaus ir buvo galima tikėtis. Vis dėlto Dirkstys jau Ultimate organizacija patyręs kovotojas, vienas geriausių. Per pound kovotojas galų gale Ultimate organizacijos ir jis iškovojo pergalę prieš organizaciją debiutavusi Oskarą.